Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki. Taip, Lietuvos rinktinė dabar yra paėmusi visų dėmesį, bet pakalbėkime šiek tiek apie Kauno Žalgirį. Kauniečiai, priklausomai nuo to, kada šis video išeina, jau tuoj rinksis į treniruočių stovyklą arba jau susirinko į treniruočių stovyklą, bet savo vasaros darbus pabaigė Liepos viduryje, pasirašydami sutartį su Ąžuolu Tubeliu ir Modolo. Ir jei taip apibendrinant visą Žalgirio vasarą, ne tik šios du pasirašymus, tai manau, kad tai yra viena geriausių jų vasarų komplektuojant komandą. Bet šiame video kalbėsiu būtent apie šiuos du naujokus, apie kuriuos mano kanale video dar nebuvo. Jei Ąžuolo Tubelio pasirašymas buvo netikėtumas dėl virtus noro perimti Aleną Smailagičių paskutinę minutę, tai gynėjų linijos papildymas Modolo buvo planuotas ir mane labai maloniai nuteikė. Manau, kad tai yra fantastinis pasirašymas Žalgiriui, užpildantis tas spragas, kurios buvo viso sezono praėjusio metu. Jei tas vakaras nebūdavo Francisko vakaras, dažnai neatsirasdavo kito puolimų lyderio, kuris taip lengvai galėtų įmesti kamuolį į krepšį. Brazdeikis sezono metu atsigavo gana vėlai, o ir stabilumo jo žaidime trūko. Plus jis labai taškus renka arčiau krepšio, kuomet Modolo yra pavojingas visur ir turi puikius įgūdžius susikurti savo erdves po driblingo bei pataikyti metimus iš toliau. Tai be galo greitai ir gerai krypti su kamuoliu keičiantis žaidėjas, kuris, šiuo atžvilgiu komandoje turbūt nusileis tik Silvenui Francisko, kuris turbūt yra vienas iš geriausių Eurolygoje visoje būtent šiuo aspektu. Taip, sezono metu Modolo paskutinę šių metų kalendorinę dieną sueis 33 metai, bet jis vis dar turi solidų gana pirmąjį žingsnį, leidžiantį jam pastoviai pralaužti varžovų gynybą einant nuo užtvarų. Būtent tokiu būdu jis pasiekia baudos aikštelę labai dažnai ir ten vėliau moka užbaigti atakas abiejomis rankomis, moka kartais panaudoti ir savo kūną, kad apsisaugoti nuo blokų, bei moka sutraukęs gynybą numesti perdavimą laisviems komandos draugams, jei po krepšiu sutinka labai jau aukštą ir vertikalų aukštaūgį. Sukurti pranašumus Paryžiaus komandoje jam labai padėjo ir varežavo užtvaros. Tuomet, kai aukštaūgis paskutiniu momentu pakeičia užtvaros kampą. Kombinavus tai su vokiečio akceleracija bei krypties keitimais gauname ginklą, kurį neabejoju, kad matysime ir Kauno Žalgiryje kitą sezoną, žinant, kiek išpopuliarėjo šios varežavo užtvaros situacija per praėjusius kelis metus. Modolo žaidimas ir rolė aikštelėje yra labai aiški. Kūrėjas su kamuoliu. Sau ir kitiems. Taip, reikia ir kitokių rolės žaidėjų kiekvienoje komandoje, bet kuo daugiau yra tokių pranašumo kūrėjų, ypač gynėjų linijoje, tuo pavojingesnė darosi ekipa. Ir bent jau, 3 vienoje komandoje būtų išvis idealu. Ir aš skaitau, kad praėjusiais metais Žalgiris, tokių pranašumų kūrėjų turėjo, taip sakykime, pusantro. Silvenas Francisko ir Ignas Brazdeikis, kai jam būdavo gera diena. Bet ir tai, Igi yra labiau kūrėjas tik savo, neturi didžiulio greičio ir įspūdingo driblingo. Jis labiau remdavosi savo jėga, pozicinių dydžių. Plus galvoju, kad jis nebuvo iki galo gerai išnaudotas. Kaip nebuvo išnaudotas ir Deividas Sirvydis, kuris, su kamuoliu žaidė itin nedaug. Labiau tiesiog laukdavo progos kampe arba išbėgdavo iš užtvaro. Su Modolo atsiradimu, su Williamso Goso atvykimu, Žalgirio gynėjų linija kyla į kitą lygį. Neabejoju, kad kuomet sveiki bus visi, visas 40 minučių aikštelėje bus bent vienas iš Francisko ir Modolo. Iš 28 rungtynių praėjusiais metais Eurolygos reguliariame sezone, Modolo net 27 iš jų praleido tarp 12 ir 23 minučių. Vienintelį kartą jis ėjo į starto penketą prieš Madrido Realą, kadangi TJ Shortsas praleido tas rungtynes. Ir ironiška, kad būtent tas mačas buvo geriausias Modolo mačas sezone. 27 taškai bei kosminiai metimai iš pick and roll ar ISO situacijų. Panašią rolę tarp 12 ir 23 minučių aš įsivaizduoju, kad Modolo turės ir Žalgiryje, taip kad nematau problemų priprasti prie savo rolės ar būti kažko nepatenkintų. Vokietis atvyksta į Kauną žinodamas, ko tikėtis. Jis puikiai supranta, kad Francisko ir Gosas bus pagrindiniai, o jis bus pagalbinis. Bet tai, kad Žalgiris turės nuo suolo kylantį žmogų, kuris bet kam Eurolygoje gali sumesti 20+, jei pajaučia ritmą, tai yra didžiulė prabanga, kokios Žalgiris seniai arba niekada neturėjo. O žaisti kartu su kitu pranašumo kūrėju jis tikrai moka. Praėjusiame sezone jis ir Nadiras Hifė aikštelėje praleido tikrai nemažai laiko. Sisko ar Gosui turėtų tokį žmogų šalia, kuris gali nubausti varžovus už pagalbos metant iš toli, bus irgi labai smagu. Prisiminkite, kiek kartų matėme plytas iš Giedraičio ar Brazdeikio praėjusiame sezone. Nuo 11 turo vos 29% Dovio tritaškių pasiekė tikslą, Brazdeikio vos 25.
Dar svarbiau buvo jų reputacija, kuomet jie stovėdavo už tritaškio, varžovai galėdavo drąsiai eiti į pagalbas, provokuoti Francisco išmesti kamuolį, o su Modolo, manau, bus kiek daugiau apgalvoti tokie veiksmai. Arba, jeigu nepagalvosi, tai tiesiog vokietis paims ir pataikys tritaškį. Bet pagrindė spėju, kad pats Lo žais su kamuoliu. Pikenroluose gynėjas praleido net 50% savo užbaigiamų atakų praėjusiame sezone, dar 15 buvo greitas atakos ir dar 14 1 prieš 1 žaidimas. Vokietis turi platų judesių arsenalą, bet jeigu reiktų išrinkti tą vieną go-to veiksmą, kurio jis turbūt imasi bene dažniausiai, tai būtų šis pristabdymas, vieno žingsnio sprogimas ir pullback veiksmas įeinant į metimą iš toli. Pats jo metimas yra iš gana neaukštai, bet su tokiais staigiais veiksmais jam pavyksta susikurti pakankamai erdvės ir staigiai išmesti kamuolį. Taip, vokietis aišku yra ir kažkiek banguotas žaidėjas. Pirmoje sezono dalyje jis puikiai atakavo iš toli, o vėliau jo procentai pradėjo važiuoti žemyn. Aišku, visi norėtų, kad idealiu atveju to nebūtų, bet tas pasitaiko ir geriausiams, o ir Žalgiris Modolo perka į atsarginio poziciją, o ne pagrindinio žmogaus. Karjeroje beveik 39% Lo tritaškių pasiekė tikslą, o žinant jo žaidimo stilių, tai manau, kad yra labai solidus rezultatas. Bus dienų, kai vokiečio metimai patrauks komandą, bus dienų, kai apie jo pasirodymą neįsiminsime per daug nieko. Ir tai visiškai nieko nenustebins. Visiškai nieko nenustebintų, jeigu jūs dabar palaikintumėt šitą video ir prenumeruotumėt kanalą, jeigu dar to nesate padarę. Ačiū labai, kad taip palaikot mano darbus ir šitą kanalą. Na, o dabar grįžkime prie video. Grįžkime prie to, kad Modolo bus vienas iš svarbiausių žaidėjų komandoje su kamuoliu, bet tuo pačiu nebus ir visiška skylė kitoje aikštelės pusėje. Gal prisimenate, o gal ir ne, bet praėjusiais metais tikrai ne vieną kartą kartojau tokią frazę, kad Žalgiris turi per daug vienpusiškų žaidėjų. Arba labai geras puolime ir prastas gynyboje, arba atvirkščiai. Vokietis galbūt ir nėra labiausiai vaizdą aikštelėje keičiantis žaidėjas, arba bent jau tikrai nebus kiekvieną vakarą tokiu, bet tiek puolime, tiek gynyboje galime gauti solidžių momentų iš jo. Jis nebus akivaizdus taikinys kiekvienoje atakoje. Jis turi pakankamai greičio, kad lengvai nepraleistų varžovų. Tiesa, prieš kai kurius, ypač jie ginasi prieš aukštesnius antros pozicijos žaidėjus ar tiesiog stipresnius, jam pritrūksta to galbūt ūgio kelių centimetrų ar stipresnio kūno. Jis gali likti priešai žmogų su kamuoliu, bet stipresnis varžovas prasiveržimo metu tiesiog nusistumia Lo ir įverčia taškus vis tiek. Tačiau kuomet prieš vokietį yra iš toliau mėgstantis atakuoti žmogus, ten jau daug geresnė situacija. Žodžiu, bus įdomu stebėti, kaip Tomas Masiulis išnaudos Modolo, su kuo poruos jį dažniau, ar su Gosu, ar su Sisko, bet matau tikrai labai nemažai potencialo turėti, gynėjų liniją pagal pasirinkimus, pagal kokie varžovai yra ir pagal tiesiog kieno tai vakaras. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, pereikime prie kito pasirašymo. Vilniaus Ryto aukštaūgis Ąžuolas Tubelis gan netikėtai papildė Žalgirį po to, kai Bolonijos Virtus užsinorėjo Smailagičiaus ir išpirko jo kontraktą ten vos ne paskutinėmis dienomis. Tubelis kauniečiams turbūt kainuos kažkiek mažiau negu serbas. Ir spėju, kad taip pat bus stumdomas per abi priekinės linijos pozicijos. Tiesiog taip, kaip ir buvo daroma su Alinu Smailagičiumi. Ir nors šiuo aspektu jie panašus, skiriasi šių dviejų žaidėjų efektyvumas darant tuos pačius dalykus. Vienas geras vienur, kitas labiau kitur. Klausimas paprastas. Kurie pliusai Žalgiriui tiks labiau? Tarkime, žaidimas nugarai krepšį. Tubelis praktiškai visą didžiąją sezono dalį Vilniaus Ryte žaidė sunkio krašto puolėjo pozicijoje ir dalinosi vietą aikštelėje su dar vienu aukštaūgiu. Smailagičius į tą poziciją perėjo tik vasario pabaigoje ir iškart gavo daugiau kamuolių į post-up situacijas. Serbo efektyvumas juose nebuvo kažkoks labai jau įspūdingas, bet ir nebuvo prastas. 0,88 taško. Tubelio tuo tarpu labai vidutinis ir net žemiau vidurkio 0,63. Tikrai neįspūdinga. Prieš 2 metus žaisdamas Neptūne, Tubelis rinko tiek pat, kiek serbas šiame sezone Eurolygoje ir LKL po 0,88, kaip ir dar anksčiau NCAA, kur žaidimas nugarai krepšį buvo jo pagrindinis ginklas ir labiausiai naudojamas. To sumažėjo šiais metais ir kiek tenka girdėti, pats Ąžuolas nebuvo labai to patenkintas. Bet gal Giedrius Žibėnas turėjo tam svarę priežastį, pažiūrėjęs į Tubelio efektyvumo skaičius. Čia. Nėra taip, kad lietuvis negali pelnyti taškų iš šių situacijų. LKL finalo serijoje net matėme papildomai kamuolių jam ir didesnį akcentą iš pačių vilniečių. Čia, kadangi Žalgiris pradžioje keitėsi ir palikdavo mažesnius žmonės prieš Tubelį, o vėliau pastatė Edgarą Ulanovą. Po išsikeitimų Tubelis gali bausti mažesnius žmonės. Tačiau jei prieš jį protingas varžovas, kuris geba šiek tiek pasistumdyti ir uždaryti jam kairę ranką, čia jau iškart sunkiau. Čia, pavyzdžiui, prieš Lietkabelį Grantas Vasiliauskas matome, kaip drastiškai uždaro kairę ranką, bet Tubelis vis tiek kantriai išlaukia, kol Vasiliauskas pames balansą
ir vis tiek nueina į norimą kairę pusę ir pelno taškus su pražanga. Bet mano nuomonė vis tiek, galima sakyti, kad Tubelis sunkiau tvarkosi su tais fiziškais gynyboje žaidėjais. Jis gan dažnai pameta balansą pats, arba būna, kad tiesiog gavęs šiek tiek kontakto, nusprendžia, kad nebebandys toliau stumti varžovo link krepšio ir meta metimą po verpstės ar atšokęs atgal, ko tikrai nėra įvaldęs aukščiausių lygių. Apibendrinant, Eurolygoje manau, kad bus situacijų, bus komandų, prieš kurias Ąžuolo Tubelį bus galima išnaudoti žaidžiant nugarai krepšį, bet tikrai ne kiekviename mače. Toliau pakalbėkime apie metimą iš toli. Šiuolaikinėme krepšinėje, jei tu esi ne pagrindinis žmogus ir jei tu esi ketvirtos pozicijos žaidėjas, privalai plėsti aikštelę. Kitaip, tavo komandai iškart labai apsisunkina reikalai puolime. Ar gali Ąžuolas Tubelis plėsti aikštelę? Neturiu vieno drąsaus atsakymo. Karjeros procentai per pastarosius 5 metus pakilę nuo beveik 25-28 iki 34 per pastarosius 2 metus. Ir kas yra labai svarbu, tai kad tiesiog pakilo išmetamų tritaškių per mačą skaičius paskutiniais metais. Vos ne dvigubai. Serbas palyginimui atakuodavo mažiau iš toli, bet pastarosius 3 metus turėjo itin solidžius procentus - 43, 36, 39. Aišku, Smailagičius ir žaisdavo trečdaliu laiko vidutiniškai mažiau, o ir į geresnius metikus daugiau dėmesio kreipė varžovai. Su Tubeliu būdavo priešingai, daug kas tiesiog rizikuodavo, eidavo į smarkes pagalbas, uždarydavo baudos aikštelę būtent nuo jo ir provokuodavo jį metimams. Galime prisiminti vien tik pirmąjį praėjusią sezono Vilniaus derbį, kuomet Vilkai specialiai įsitraukdavo, privertė Tubelį išmesti 8 tritaškius, pramesti visus ir taip smarkiai prisidėti prie vienintelės neegzistuojančio klubo pergalės praėjusiame sezone prieš Vilniaus Rytą. Bet jau antrame sezono derbėje jis pataikė 4 iš 7 ir vedė savo komandą į pergalę. Ar gerbs jo metimą Eurolygoje? Pažiūrėsime. Bet galime tikrai jau dabar pasakyti, kad Žalgiris netenka užtikrinto metiko iš 5-osios pozicijos tokiu, kokiu buvo Smailagičius. Kartu netekdamas ir tų visų didelių aukštaūgių, kurie stovi tiesiog baudos aikštelėje gynybos įveikimo būdo. O tokių milžinų naudojančių tokią gynybą Eurolygoje vis dar sutinkame gana nemažai. Bet gal Moses Wrightas pradės tikrinti savo gebėjimus iš toli dažniau? Arba Tubelis pagerins savo metimą ir procentus iš toli. Ar tai įvyks? Dažnai šiaip sakoma, kad baudos metimų taiklumas gali būti gana neblogas indikatorius, kiek dar smarkiai tu gali pagerinti savo metimą. Tai Tubelio fronte čia daug optimizmo, pernelyg daug optimizmo nėra. Tarp 62 ir 75 procentų per pastaruosius 5 metus, kas yra, vidutinis rezultatas. Labai vidutinis rezultatas. Bet turi Ąžuolas ir savų pliusų. Turbūt didžiausiai jo greitis ir pozicinis mobilumas. Žalgiris turėjo mažiausiai greitų atakų visoje Eurolygoje praėjusiais metais. Vos 6 procentai visų Žalgirio atakų baigdavosi greitajame puolime ir čia Tubelis galės padėti. Jis dažnai reaguoja pirmas ir neabejotinai yra greitesnis negu didžioji dauguma 5 numerių, o taip pat ir 4 numerių Eurolygoje. Plus turi galimybę ir pats inicijuoti greitas atakas ir jas užbaigti dėjimais. Ta puikiai matome ir dabar rinktinėje, kurioje Rimas Kortinaitis akcentuoja tą greitį ir akcentuoja norą žaisti kuo greičiau ir nesvarbu, kas nusiema kamuolį, tas daro iškart pirmo driblingą. Ta daro ir Tubelis. Tiesa, dėl tų užsibaigimų. Čia kažką reiktų šiek tiek užtikrinčiau daryti. Pavyzdžiui, tas neįdėtas dėjimas antrose finalo serijos rungtynėse prieš Žalgirį Vilniuje labai skaudžiai kainavo. Jau ir per draugiškas su Lietuvos rinktinė vieną tokį pamatėme. Buvo ir kitokių lengvų prametimų iš po krepšio viso sezono metu, todėl ir taškai per ataką tranzitionę neatrodo įspūdingai, tik 0,94, kai praėjusiame sezone Neptūne buvo beveik 1,5. Ir kuo daugiau tokių užtikrintų epizodų, kur Tubelis tiesiog aplenkia savo varžovus, nubėga į greitą ataką pirmas pats, tuo bus geriau Žalgiriui. Čia tiesiog viskas labai paprasta ir aišku. Ypač, kad dažnai tokiais atvejais prie Ąžuolo atsiduria greitojo puolimo gynybą saugantis mažiukai, kurie turi arba bauduoti, arba tiesiog nelabai gali pasipriešinti ir Tubelis gali rinkti lengvus taškus, kuomet daug pagalbų nėra. Tada galima ir lengviau nugarai krepšį sužaisti ir prasiveršti suradus atitinkamus koridorius. Tubelis taip pat gali išnaudoti savo greitį ir leisdamasis link krepšio po pick and rollo. Įdomu tai, kad tai buvo pats efektyviausias jo žaidimo komponentas praėjusią sezoną. Daug komandų su 4 numeriais gynyboje naudoja tokį trumpą vieno žingsnio step outą, todėl Tubelio greitis taip pat netikros užtvaros sukuria gana nemažą distancijos pranašumą. Plus jis šoklus, todėl perdavimas gali būti ir neįtin tikslus arba tiesiog aukštesnis. Didžiausias šio pasirašymo privalumas prieš pasirašymą modulo yra tas, kad vokietis yra patikrintas žaidėjas, tu žinai, ką iš jo gausi. O Tubelis, jis dar yra jaunas, jo lubos yra dar aukštai, jis gali dar labai smarkiai kilti į viršų. Taigi, metų ar 2 metų bėgyje Tubeliui nenustojant tobulėti, tai gali virsti į labai gerą pasirašymą. Ar tai bus, dabar sunku pasakyti, bet norisi tikėti, kad čia lietuvio tobulėjimo kreivė nesustos. Norisi tikėti, kad bus kaip tik atvirkščiai.
dabar tubelis tik dar sparčiau pradės tobulėti. O kaip galvojate jūs? Ar matote tubelį kaip vieną iš pagrindinių žmonių Žalgiryje kelerių metų bėgyje? Ar Modolo yra tas žmogus, kurio jums trūko gynėjų grandyje? Ir ar ši Žalgirio komplektacija yra geriausia per N metų? Žodžiu, klausimų daug, lauksiu jūsų nuomonių komentaruose, taip pat nepamirškite paspausti like, prenumeruokite kanalą, jei dar to nesate padarę. Ačiū, kad žiūrit, susitiksim jau greitai kitame video. Iki.